Taigi sveiki visi, dėkui, kas paspaudėt ant šito video. Šiandien mes turim BMW E36, mano esamą projektą, kurį darau turbūt jau metai ir niekaip nesugebu jo pabaigti. Šiandien pabandysiu parodyti, kokį progresą esu padaręs, kaip man sekėsi viskas daryti, kur strigau, kokios problemos ir viską detaliai papasakoti. Tiesiog pasižiūrėti, kaip viskas telpa, man nebeusidarė kapotas. Tai iš karto atsiprašau tų žmonių, kurie prašė atkelti video kas mėnesį, detaliai ką aš darau, bet gavosi taip, kad planavau pasibaigti šitą vasarą, o šitos vasaros pradžioje dar net kregždė buvo neužkurta, tai nelabai turėjau ką filmuoti, nes buvau labai motyvuotas iš pradžių daryti, kraut greičiau, tada pastebėjau, kad nelabai čia greitai kas vyksta ir taip gavosi, kad video įkeliu po metų. Ir dar manau, greitai priminsiu, kokį E36 aš turiu, koks kėbulas, kelinti metai, koks variklis, ką iš jo darau ir kam aš jį iš vis naudosiu, nes manau daugumą atsimenat iš senų video, bet galbūt kažką žiūrit naujas ir įdomu, ką iš vis aš čia darau. Į šitą kregždę sugalvojau sudėti turbiną ir pasidaryti MPM turbo. Tai šitą kregždę iš pradžių buvo tiesiog važinėtis vasarom, tada automatiškai tapo taip, kad pradėjau pabiškai ją updatinti, pirkti visokias lūpas, poslenkščius, difuzerius ir panašiai. Ir visoje pabaigoje gaunas, kad dabar viskas išdraskyta ir bandau padaryti, kad jie važiuotų ir vėl. 325i originaliai. Kėbulas yra kabrioletas, 93 metų, pre-faceliftas. Tuo tarpu variklis MPM B25 TU. Tai visa E36 bazė yra ganėtinai gera, kadangi jie atvažiavo iš Italijos, dabartinė rida berods yra 98 000. Tai tokių dalykų kaip didelių puvėsių, perpuvėsių ar pervirintų vietų čia kol kas nėra, nes Italijoje ganėtinai šiltas klimatas ir taip jos nepūna tos kregždės kaip čia Lietuvoje. Tai greitai apie kėbulą, visas kėbulas yra perdažytas, dažiau ne aš, tai nežinau kaip jis iš tikrųjų atrodė prieš mane. Tada E36 turi reguliuojamą aukščio amortizatorius, koilus, tokie upgrade'ai kaip yra uždėta poslenkščiai, hardtopas jau buvo prie manęs, tada yra galinis difuzorius, 18 ratai. Apie saloną: odinis šviesus, elektras, šildomas, rekaras. Alcantara hardtopo lubos, Alcantara vairas apsiūtas, knobas. Iš defektų salono tai yra, kad va šitos apšyfkės vairuotojo tiek keleivio jas reikia keisti. Per šitą žiemą planuoju ir jas pasitvarkyti. Tai manau pradėsiu nuo to, kas buvo padaryta praeituose video. Visas E36 turbo projektas prasidėjo nuo tokio vaizdo, nuėmiau priekį ir pamačiau, kad mano variklio skyrius yra žiauriai visas apsitepalavęs. Ta prasme, visur skyšiai ir tepalai, nes per visą laiką, kiek turėjau E36, aš prie variklio skyriaus nieko nedariau. Ta prasme, pakeičiau tepalus, pakeičiau žvakes, bet daugiau niekur ir nelindau. Ir visoje pabaigoje gavau tokį vaizdą. Tai per visus metus aš nemanau, kad buvo keista ir prieš mane kažkas, nes buvo viskas žiauriai sutrinėję. Tai tiesiog pradėjau viską keisti, kas yra sugedę, tai buvo realiai viskas. Dalykas, ką padarėm, nuėmėm karterį, pasidarėm tepalo nubėgimą nuo turbinos į bloką, užvirnom tepalą šelio tuo pačiu, kad netyčiai neatsisuktų važiuojant. Po šitų darbų namuose pradėjau viską tiesiog bandyti atplauti, tiek karterius, tiek dangtelius, tiek visą variklį ir toliau keisti viską, kas buvo bloga. Tai čia senas mano E36 radiatorius, jis neleidžia, bet truputį daužtas ir lenktas. Šitas senas, šitas naujas. Greit įmetam šitą, naujas termostatas į vidų. Per tuos 30 metų visos tarpinės, kas tik įmanoma, tas ir sutrinėjo ir jos galimai nebuvo gyvenime liestas. Tai dar nusipirkau silikonės šlangas naujas, nes sena buvo viena čia trūkus, kita ten trūkus, tai paaiškina, kur mano antifrizas dingdavo. Tai vanusas sustatyta, viskas priveršta, dabar reikia užsidėti tarpinę, dangtelį ir visą šitą palikti ramybei. Turim naują generatorių. Atėjo visa pravodkė su pajungtu kompu. Visą šitą susidėti ten. Sudėjus visą E36 pravodkę, greit viską surinkau, nes spėjau nufilmuoti, kaip dedu visus kolektorius ir panašiai. Pabandėm užkurti E36.
Tu E-Tram 6 nevažiuosi nei į trasas, nei į driftus, jis bus tiesiog kaip projektas pavažinėti vasaram, daugiau niekam. Čia turi Max Speeding Prods, jei gerai ištariau, GT Tram 5. Apie ją truputį vėliau ką aš jį dariau ir nusėjamas kolektorių ten, kur galva reikia apsišveisti visas vietas, kad būtų švaru gražu, nes ateina tarpinė. Kad tarpinė gražiai priglūsta, nes čia daug visokios korozijos pilna. Tai šitą galvą prasivalėm, dar čia greitai apsiplausiu ir užsidėsiu vėl kolektorių pasižiūrėti, ar čia viskas tinka. Tai kad jį uždėt pasitikrinti, ar jis telpa, man reikėjo išlūpti visiškai visas priekis ir dėti per apačią, nes per viršų niekaip netilpo. Pirminis planas apie išmetimo kolektorių buvo, kad jį bandyt gamintis patiems, taip sutaupant pinigų. Tai nusipirkau M52 variklio kolektorius, jie yra nerūdinčio plieno ir pradėjome mes juos pjaustyti ir bandyti vyrinti. Bet kadangi pirmą kartą iš vis darant tuos kolektorius, tikrai reikia ten patirties, reikia tam tikrų įrankių. Pasiskaičiavom kiek papildomo metalo, plus neaišku, ar mes tikrai gerai suvyrinsim. Ir visoje pabaigoje atmetėm tą pirmą variantą, tada pagalvojau pirkti šopą jau padarytus tokius kaip šitas ir pažiūrėjau, kad varikliai MPM, E-Tram 6 kėbulai, 3 mm siena, ta prasme viskas atrodo žiauriai gerai, nerūdinčio plieno, pagalvojau, kad paimsiu jį, nusipirksiu ir nesuksiu savo galvos. Pirmas dalykas, kas nepatiko, kai atėjo šitas kolektorius ir išpakavau, tai buvo visas šitas flanšas. Esmė tokia, kad visur jis būna panašiai 10 mm, jis jau atėjo apie 8 mm, jis jau buvo šlifuotas, pagalvojau, okei. Ta prasme, nereikės man šlifuoti šitos, sutaupys pinigų, jau iškart nušlifuotas. Pridėjus prie sienos, visas šitas galinis flanšas buvo iškraipytas. Antra problema, uždėjus šitą kolektorių, tiesiog pasižiūrėti, kaip viskas telpa, man nebeužsidarė kapotas. Ta prasme, turbina buvo va tiek išlindus virš kapoto, ar man reikėjo iš kažkur išgimdyti 2 cm, kad nuo kažkur nuimti. Sugalvojom pabandyti nušlifuoti turbinos karštos dalies visą šitą flanšą, beveik per pusę jį sumažinom. Tada nušlifavus visą šitą kolektorių, jį pridėjus vėl pasimatuoti, atsitiko nebe viena problema, kad kapotas neužsidaro, bet 3. Tai pirma problema buvo, kai šita plokštuma sumažėjo, automatiškai visas kolektorius pasislinko priekin ir pirmo cilindro runeris lietėsi prie grandinės tempėjo, va šito šoninio varžto. Kadangi jau nuo čia nuėjom 10 mm ant kolektoriaus, karšta dalis pradėjo glausis į dangtelį. Ir visoje pabaigoje kapotas vis dar buvo neužsidaręs. Tada Mantas pasiūlė vieną variantą, kad tiesiog pjauta pačioje flanšo ir jį visą versti į priekį ir pabandyti taip sutalpinti turbiną. Užsisprendė, kad jau kapotas užsidaro, kai mes jį pavertėm biškį į šoną, nebesiliečia prie dangtelio. Tada reikėjo nusipjauti originalus visgeito, nes jo diametras palei 40 mm, man reikia apie 60, tada čia nusipjauti, susivyrinti ir įsivesti visą šitą vamzdį. O dabar tai tiesiog šitą visą visgeito vamzdį prisitrumpino ir judam toliau pažiūrėti, ką aš padariau čia. Turim vožtuvų dangtelis. Va taip jis atrodė seniau, prieš viską. Tikrai buvo labai daug gyvenimo matęs, aš atsimenu, dar bandžiau dažinėti, labai blogai gavas, tai dabar išėjo taip, kad mes jį nudažėm milteliniu būdu ir jis atrodo galbūt dažniausiai žalias, bet iš esmės yra dažytas chameleonu. Tai einant iš kitos pusės jis atrodo violetinis, labai patinka šitas dalykas. E36 dabar jau turi programuojamą kompą Vemsą, jau yra sujungta pravodkė, tai dabar čia yra įrašyta šiokia tokia dalinė programa, galiu įsikurti, tvarkyti, sudėta Boscho 1000 cc purkštukai ir turbūt čia yra man vienintelis galvą sukantis dalykas, nes kadangi šitos purkštukus dėjau ant originalaus MPM koliko, tai reikėjo vieno adapterio viršui ir kito adapterio apačioj, kad jis sutilptų. Tai pats įsirbimo kolektorius realiai nieko labai nepadariau. Įstačiau map sensorių, nežinau kodėl į priekį. Tiesiog pakeista tarpinės, tai išvesta porą vakumų, čia dar turi bovas pasijungti. Pirma šlanga gausis tepalo padavimas į turbiną, antra turbinos aušinimas. Kur ką reikia perdaryti. Tai va šitą gaugę pasistačiau į oro ventiliatorių. Tai čia teoriškai buvo klaida, nes jis man buvo palūžęs. Pagalvojau, sakau, pasistatysiu čia. Ir šitą gaugę, manau, reikės persikelt kažkur čia. Taip, hebrytė gal pas ką nors mėtosi va šitas plastikas ir norit man parduoti tvarkingą. Čia gaunasi bus planšetė su parametrais, jie pasijungs šitas laidas. Tai dar kas padaryta iš šitą variklio, tai pakeista daug sensorių, tokie kaip detonaciniai davikliai ir panašiai, nes visi buvo sutrinėje. Tada jau prisuktas išmetimo kolektorius ir tikiuosi jis ten liks, nes sukiau gal 5 valandas.
Ta prasme, jį prisukti yra didžiausia kančia, nes niekur neįmanoma prieiti patogiai viską priveršti. Tai šiandien apie E-Tram 6 tiek. Kitą video jau reikia bandyti prisukti turbiną visam, prisidėti visus radiatorius, sujungti antifrizus ir pabandyti užšildyti iki darbinės temperatūros, pasižiūrėti, ar kur leidžia, neleidžia. Tada visą šitą reikės pabandyti kitame video. Tad dėkui labai visiems, kas pražiūrėti iki galo, tikiuosi neatsibodo kaip šneko. Ir susitinkam kitame video. Pabandysiu greičiau kelti, ne po metų. Taip va.